Sveiki, jūs žiūrite dar vieną Makaliaus kelionės laidą. Lietuvoje dabar labai šalta, nyku, niūru ir taip norisi kažkokios šilumos, sveikatos pastiprinimo. Todėl nusprendėme šį savaitgalį praleisti Druskininkuose. Ten ir važiuojam. O mes ir vėl atvykome prie Vilniaus kolegijos, tam, kad dėstytoja Aldona Skerstonienė mus supažindintų su Druskininkų kurortu šiek tiek išsamiau. Vilniaus kolegija – kūrybiškumą puoselėjanti aukštoji mokykla. Pirmiausia yra gamta neišpasakyto gražumo. Tai yra labai gražiai, sakyčiau, sutvarkyta infrastruktūra. Ir tvarka jaučiasi labai kieta šeimininko ranka. Šeimininko? Taip, šeimininko. Aš kalbu apie merą. Žodžiu, ir, pavyzdžiui, pagal tokią kultūrą, tai yra mano asmeninė nuomonė, tarkim, sakykime, lyginant su kitais kurortais, tai Druskininkai čia pirmoje vietoje. Anksčiau buvo toks, tarybinis kurortas su keliom pagrindiniam sanatorijom, ten su gydyklom, tarkim, žodžiu, ten buvo ir vandens, sakykime, ten tos gydyklos kažkokios, bet dabar jisai labai artėja prie Čekijos, žodžiu, kurortų, pavyzdžiui, Karlovy Vary. Dėl to, kiek jie investuoja, pavyzdžiui, į aplinkos sutvarkymą. Nes Druskininkai tai, tikrai yra šeimai labai patogu. Tai yra, galbūt, norintiems būtent pailsėti. Jeigu, sakysim, norėsi paslidinėti, jeigu norėsi vandens šitam atrakcionų parke, jeigu norėsi pasigydyti gydyklose, ten pagulėti purvo kokioj, nežinau, ten procedūrą padaryti, atlikti, taip jau tikrai gali nepakakti. Reikia važiuoti kelis savaitgalius. Vos pusantros valandos kelionė ir mes jau Druskininkuose, visiškai šalia Druskininkų vandens parko einam. Pirmą kartą gyvenime esu Druskininkuose. Aha. Ne, esu ne pirmą kartą Druskininkuose, bet tiesiog pirmą kartą aš matau akvaparką ir taip toliau tokius dalykus visus, nes kaip vieną kartą mes buvom labai trumpam atliekę su mokyklinę ekskursiją į Druskininkus, žinot, ką mes darėm, tai čia. Mes ėjom gert kažkokio tai sūraus vandens. Tai ką, atvažiavom į viešbutį, įsikursim dabar tuojaus pat, užsidėsiu chalatą ir eisim mėgautis vandens parko malonumais. Labai keista iš tikrųjų, kad vos atvykus į viešbutį jau galima po jį vaikščioti su chalatais ir su rankšluosčiais. Never knew what I missed till I kissed ya. I kissed ya. Oh yeah, things have really changed. Einam į pirčių erdvę. Va, dabar yra penktadienio vakaras, po visos savaitės dar buvo atvykus į Druskininkus, visai smagu akvaparke būtų nueiti į pirtį ir manau, kad čia galima užsisakyti individualų vanojimą. To niekad nedariau, dabar padarysiu. Never knew what I missed till I kissed ya. I kissed ya. Oh yeah, you don't realize what you do to me. And I didn't realize what a kiss could be. You got a way about you. Now I can't live without you. Never knew what I missed till I kissed you.
I kissed you. Oh yeah, you don't realize what you do to me. Girdėjau, kad čia yra garinės pirtis, kuriuose taip pat galima užsisakyti individualią programą ir jų metu ant kūno tepa šokoladą. Man kaip smaližiui tai yra labai įdomu. Now I can't live without you. Never knew what I missed till I kissed you. I kissed you. Oh yeah, I kissed you. I kissed you. Pasimėgau dar vieną procedūrą, jaučiuos labai gerai, o dabar eisim į arbatos kambarį. Gera labai gerai paskui po visų programų atsigerti, pasėdėti ramiai arbatos, pažiūrėti, kaip ten apačioje didžiuliam baseine plaukioja žmonės. Čia yra nauja, labai graži vaikų erdvė, labai puikiai įrengta. Gaila, kad manęs ten neįleidžia. Gyvenime nesimėgavau spa malonumais. Tai galiu pasakyti, kad man įspūdžių yra labai daug. Labai patiko. Ką tik pavakarieniavom, susiruošėm eiti į miestą. Susitiksim draugą gyvenantį Druskininkuose, kuris mums aprodys savo miestą. Labas, aš Rimvydas. Sveikas, Audrius. Tai ką, einam į miestą? Keliaujam. Tai mes dabar einam į barą, ne? Jo, mes keliaujam. O tas baras populiarus yra, ne? Pakankamai populiarus, bent jau mano laikų būdavo. Druskininkų poetinė rudens viena, kaip sakant, ambasadų šitam bare. Čia medinis namas kažkoks senas. Jo, jisai, kiek žinau, į kultūros paveldą ar kažką tokio įtraukti. Pabai. Gerai. Prie pabų galime priskirti širdelę, kurioje esame. Pavadinkime ją kavinė baru. Kaip jau teko tikriausiai minėti, Druskininkų poetinio rudens, kaip pasakyti, afterparterio vieta. Čia sutiksime nuo krūvos poetų iki klikenčio kunigaikščio su grybų pintinė. Na ir žinoma, Senfortis. Senfortį šiandien dar aplankysim. Man iš esmės čia viskas patinka. Tas lėtas tempas visai priimtinas. Žmonės, tiesą sakant, kitokie. Pavojingas miestas.
nepavojingesnis negu, tarkim, Vilniaus senamiestis, galbūt taip pavadinčiau. Iš esmės, tą provincialumą kažkiek yra, bet ne tiek daug, kiek galima būtų tikėtis tokio dydžio miestelio. Ankstyvas šeštadienio rytas Druskininkuose. Mūsų dar laukia kupina įspūdžių diena, o kol kas lekiam pusryčiauti. A week ago you opened the show. Unforgettable, my love. Unforgettable, your love, your show. Maybe someday they will give you an Oscar for your acting. But the fact... Tai ką, pusryčius jau suvalgėm. Dabar laikas pasimėgauti Druskininkų gydyklos malonumais. Todėl kylam nuo stalų ir einam. Dabar einam išsiregistruosim iš viešbučio. Reikia truputį paskubėti, nes jau vėluojam. 11 valandą jau turėjome būti gydyklose, o dabar yra po 11:10. Pasirodo, ta gydykla yra visiškai šalia mūsų. Vos 50 metrų gretimas pastatas. Tai labai greitai nueisim ir galbūt nepyks labai teta, kad vėluojam. Dabar mūsų pažindino su mūsų šiandien lauksančia programa. Tai aš išbandysiu purvo vonę, mineralinę vonę, gersim mineralinį vandenį ir, žodžiu, labai linksmai praleisim dieną. Einam gerti mineralinio vandens. Suraus tokio turbūt. Kažkada atsimenu vaikystėje gėriau mineralinį vandenį čia Druskininkuose. Iš Grožio šaltinio berods. Tai buvo labai surus. Šių mineralinis vanduo Druskininkai ir Aušra. O čia kas tokio? O čia yra gertuvė, yra tik tais pasimokyti. Ai, čia mums iš jo reikės gerti? O kodėl jis negazuotas? Ir šis vanduo padeda virškinimui, kadangi labai prisivalgiam pusryčių, tai jisai visai mums pravers. Dabar keliaujame į mineralinio vandens vonę, kitaip jinai vadinama perlinė vonė. Tai yra tik rūšis perlinė, jų yra įvairiausių. Aha. Skiriasi mineralizacija. Pati stipriausia yra sūrutis. Sūrutis? At the moonlight, you lie, yeah. Look at the mirror, my Robert De Niro. Yo, touches at the moonlight, you lie, yeah. Šita vonė gerina miegą, atpalaiduoja, stresą nuima. Tai paguli, žiūri į baltas lubas, į didelę erdvę viršuje ir mėgaujasi. Čia dabar purvo vonė, lipsiu į purvo vonę, niekada gyvenime dar jos nebandžiau.
ir baisoka. Labai gera čia atsipalaiduot, gulėčiau, tai labai faina. Šioje gydykloje beje yra pats tirščiausias purvas, dėl to, kad kitose gydyklose nėra tokio tirštumo purvo vonių kaip čia. Ir tas jaučiasi lipant į vonį ir gulit joje. Aš niekada nebuvau iš tikrųjų purve, bet aš žinai kaip jaučiuosi. Aš jaučiuosi kaip gulėčiau. Prasme, aš plūduriuoju kažkame tokiame tirštame ir nežinau. Labai keistai jaučiuosi. Tai va, jau po purvo vonios, labai patiko, pirmą kartą gyvenimą tokį dalyką išbandžiau. Druskininkų gydykloje labai iš tikrųjų galima atsipalaiduoti ir įgauti jėgų. Dabar aš esu pasiruošęs toliau žvalgytis po druskininkus ir jo apylinkės. Dar prieš tai po tokių procedūrų visai pravartu yra atsigerti žolelio arbatos. Ir čia yra visi pasiūlymai. Sakykite, kuris skaniausia? Grįšiu ir ne vieną kartą, nes įspūdžių labai daug ir labai viskas patiko. Jaučiuosi atsigavęs, pailsėjęs ir labai smagiai praleidau čia savaitgalį. Esant Druskininkuose tikrai būtų gėda nepasivaikščioti Nemuno pakrantę, ką mes dabar ir darome. Čia grožio šaltinis. Dabar jis yra atnaujintas, bet prieš kelis metus, kai aš buvau čia atvažiavęs su klase, jis dar buvo toksai senovinis visas ir mus vertė piltis į buteliukus gidę ir gerti tą vandenį. O Druskininkų gydykloje mes išgirdome, kad šitas vanduo pasirodo yra negeriamas. Tiksliau, turistai jį geria, bet šiaip jo gerti nepatartina, nes atsiranda įvairių ligų. Va, kaip smagu yra ateiti prie Druskonio ežero ir pasivaikščioti. Vasarą turbūt čia visi vaikšto ir apeinat visą ežerą, o žiemą, kaip matau, labai intensyviai vyksta čia žiemos pramogos ir netgi pasinorėčiau nuo to kalno nučiuošti arba čia ledu ant ežero pačiažinėti. Tai va, tai dabar kažkaip užsimaniau aš paslidinėti. Galvoju, gal važiuojam į tą naują sniego areną. Vietoj to mėlyno audeklo, po jo tai yra turbūt parašytas Snoras Snow Arena, bet dabar uždengia. Čia yra tik tai angaras. Nėra žydro dangaus viršuje ir nėra jokio laisvės pojūčio. Todėl aš manau, kad čia tikrai neslidinėsiu, juo labiau, kad mes po 2 savaičių vyksime į Slovakiją ir ten taip pat filmuosim laidą. Ir ten bus žymiai geresnė galimybė tiek paslidinėti, tiek pakopinėti kalnais. Atvažiavus antrąją pusę į Druskininkus tikrai verta aplankyti už manęs esančią Meilės salą ir nuo šio skardžio pasigrožėti salos vaizdais. Kalbama, kad pokario metu čia šioje saloje buvo baras.
O čia krantinė, labai mėgstama druskininkiečių poilsio vieta. Čia dabar aš matau yra gausybė žvejų, kurie traukia žuvį iš po ledo, kaip ir mes vieną kartą Tamperėje traukiam. Pasivaikščioti čia smagu, šaltoka šiek tiek, bet saulėta, labai gražus vaizdai. Druskininkuose aš jau seniausiai atgavau jėgas. Apsilankę Druskininkuose pakeliui į namus nusprendėm užsukti į Girios Aido muziejų. Kaip neužsuksi pakvėpuoti grynų orų pakeliui namo. Turbūt šioje vietoje šios dienos laidą mes ir baigsime. Apsilankėme Druskininkuose, praleidome nuostabų savaitgalį ir jau ruošiamės kitos savaitės kelionėje, kur sužinosite kitą sekmadienį 10:30 per Lietuvos ryto televiziją. Beje, tie, kurie nematė kitų mūsų laidų, jas galite pamatyti lrytas.lt svetainėje. Šiam kartui tiek, susitiksime kitą sekmadienį tuo pačiu laiku.